Aš esu Lauryna, Nord Security organizacijos talentų pritraukimo vadovė. Pastebėjome, kad trūksta mums įrankio identifikuoti mūsų esamų darbuotojų ir kandidatų tam tikras asmenybės savybės, asmenybės tipus, kad galėtumėm jiems suteikti tinkamiausią karjeros kelią, tinkamiausią poziciją, kurioje geriausiai jie galėtų save išreikšti komandos kontekste ir pačios pozicijos kontekste. Taip mes pradėjom ieškoti to įrankio, iš tikrųjų buvom išrankus, daug dirbom, daug rinkomės ir taip mūsų akiratyje atsirado Unlock testai. Buvom išrankus, tikrai, analizavom. Ir iš tikrųjų gal keli aspektai, kurie padėjo padaryti sprendimą, buvo tai, kad domėjomės, kas slypi už Unlock, kas dirba, kokie žmonės. Pamatėm, kad už to slypi labai didelė ilgametė patirtis žmonių, kurie toje sferoje yra savo srities profesionalai. Yra atliktos didžiulės analizės, didžiulis darbas, labai daug duomenų yra surinkta ir padarytos tam tikros interpretacijos ir analizės. Ir tai turbūt lėmė mūsų pasirinkimą, nes atrodė patikimiausias iš visų įrankių. Visų pirma, testas jisai yra labai draugiškas, suprantamas ir toks user-friendly, patogus naudoti ir žmonėm labai lengva jį interpretuoti. Ir jie, didžiąją dalį, ką jie mato, jie tikrai atpažįsta save ir jie užsikabina, jiem pradeda darytis įdomu ir jie iš tikrųjų labai nori ir tada rekomenduoja kitiem kolegom ir dabar tu atlik ir tu pažiūrėkim, koks tavo asmenybės tipas, kaip mes komandoje galim susidirbti, kokios stiprybės ar silpnybės. Tai tikrai labai pozityviai, net, sakykim, taip tenka pristabdyti, kad nesiremtų vien tik tai tos analizės rezultatais, nes kartais reikia ir platesnio tokio matymo. Planuojam šiais metais daugiau skirti dėmesio vidinės karjeros vystymui ir tikrai planuojam atlikti tuos testus, nes matom, kad tai yra svarbu ir tiek vadovui įsivertinti, tiek darbuotojui. Esame bandę leadership testą, kas iš tikrųjų irgi buvo įdomu ir tie, kas bandė, labai džiaugiasi, kad irgi atrado savo panašumų į save ir galbūt net vietų, kur tobulėti reikėtų, kas turbūt padėjo karjeros kryptį sudėlioti, ar ne, organizacijos viduje ir diskusijas iššaukti. Tai mums tikrai šitas įrankis labai padeda išvystyti diskusijas apie žmogaus karjerą. Ir jo stipriasias savybės ir silpnasias savybės, kurios galbūt reikalingos būtų tam tikrai roliai užimti. Tai tiesiog labai didelė reikalinga medžiaga vidiniam karjeros vystymui. Du dalykai. Tai darbas su esamais žmonėm, ar ne, su mūsų darbuotojas. Ir atrankos. Dvi skirtingos kryptis, tačiau tiek vadovai abiejose kryptise labai pamato didelę koreliaciją. Su savo darbuotojais atlikę Unlock testą, jie tiesiog atrado daugiau sąlyčio taškų ir vietų, kur tam žmogui labiausiai tinka ir geriausiai save realizuoti komandos kontekste. O su kandidatais iš tiesų labai pasiteisino atrankose, nes kartais žmogus pats sunkiai geba identifikuoti save kaip asmenybę ir tam tikrus asmenybės bruožus, tam tikras stiprybės, gal arba silpnybės. Ir atlikus testą kartu su atrankų komanda, su vadovais, mes tikrai turim labai įdomių diskusijų, kur kartais atveria akis ir pačiam kandidatui. Tai matom labai didelę vertę toj vietoj, kad tai yra ir žmogui nauda, ir organizacijai taip pat. Iš tiesų, nustebinsiu galbūt, bet tokioj greitoj ir kupinoj daug pasiūlos rinkoje Unlock testas papirko mūsų organizaciją savo nuoširdumu ir lankstumu. Iš tiesų labai patiko bendrauti su žmonėmis, kurie yra už jo ir koks yra atsidavimas, koks yra žmonių išprusimas šioje srityje.
Tai tikrai labai vertinam tą ir kadangi dirbam labai greitoje aplinkoje, mums labai svarbu yra turėti partnerius, kuriais galim visada pasitikėti, kurie ieško geriausio sprendimo ir visada mums rado, į kiek kartų kreipiamės.